The same water, but dust is mixed. It's not called clean. Now, clean energy has become dirty. Ir čia vat, kai papuola dulkės, ta švari energija irgi susitepa. Healthy, instead of giving health, it will make me sick. Ir vietoj to, kad jinai duotų sveikatą, tik dulkės įmaišytos, jos gali man sukelti ligą ir nepatogumą. A little bit more water is mixed in it. Ir dar daugiau vandens maišyta. Now it's clean, it can wash my clothes, remove the dust. But more dust is mixed in it, a little bit this water comes on it, it will make my clothes dirty. Ir kuo daugiau, reiškia, vanduo gali mano dėmę ar ten suteptą rūbą išvalyti, bet kuo pačiam vandenį daugiau nešvaros ar dulkių, tai net mano rūbą gali ištepti. It has flow. I just put water in it and it moves from there without, it's a natural general flow, right? Ir teka vanduo, ne, aš jį tiesiog paverčiu, jisai teka, natūralus tekėjimus. More dust is mixed in it. Kuo daugiau dulkių, kas tada? It clings to me. It's mud. Jisai pradeda lipti prie manęs labiau ir virsta purvu. It's not called water anymore. Ir jis nebevadinamas vandeniu. Energy level is totally changed. Ir energijos lygis visiškai Purpose is pasikeičia. changed. Purpose is changed. It was cleaning, cooling. Ir jos tikslas pasikeičia, ne? Jisai nebevalo, nebeatgaivina. Now still water is in it. Bet vis tiek vanduo, tame visame yra vanduo. But it is called mud. Bet galim pavadinti tai purvu. In the same way, the positive energy which was peace changes into anger. Ir taip pat ta teigiama energija gali būti pakeista į pyktį. Reason I have not been conscious of it and using it again and again. I am a peaceful soul. Taigi, I am a peaceful soul. priežastis, kad aš sąmoningai tos energijos nenaudojau ir nepriminiau sau ir nesakiau, aš esu rami siela, aš esu ramus. The awareness with positivity, purity is my personality. I am a pure and peaceful soul. Ir iš tikrųjų tas suvokimas savo asmenybės yra, kad aš esu rami, skaisti siela. And when I'm using less purity and peace, less and less become peaceless, powerless. Ir kai aš šito nebenaudoju, reiškia tos energijos, jinai praranda tą ramybę ir tampa nerami. Now my love became possessiveness, attachment. O mano meilė tapo savininkiškumu ir prisirišimu. The love which was flowing and creating a positive communication with each other. Now I communicate with possessive and authority. My children, my authority, my Meilė, creation. kuri kažkada taip lengvai tekėjo, jinai įgijo savininkiškumą ir aš kartuoju žodžius mano vaikai, mano turtas, mano. And so this quality change, every virtue is changing into negative energy. Ir net ta kiekviena buvusi dorybė, vertybė keičiasi į neigiamą energiją. Self-respect is changes into ego. Savigarba keičiasi į ego. Determination changing into stubbornness. Ryžtingumas keičiasi į užsispyrimą. Why? Kodėl? Not identifying it is the soul that needs the power, and through soul I can empower my matter surrounding around me and my relatives with right energy. Todėl, kad nebėra to identiteto, kad aš esu ta siela ir aš esu tai, ką kalbu, ta energija, ir aš nebegaunu stiprybės ir mano kūnas net negauna stiprybės. And then there's a value. When I have value of something, I can recognize the value of others. Ir kai yra vertybės, kai aš kažką vertinu, tai aš taip pat galiu ir kitų vertybės atpažinti. If I don't have self-respect, I cannot give respect to others. Jeigu aš iš tikrųjų neturiu savigarbos, aš net negaliu pagarbos kitiem parodyti. If I don't have self-love, I'm beggar that others should give me love, and they are empty, they cannot give me love. Jeigu aš savęs nemyliu, aš esu kaip elgeta, aš laukiu, kad kiti man pasiūlytų, kiti mylėtų. And so all human beings have become empty. Ir šitaip visi žmonės tampa tuštai. Matter have become empty, polluted. Materija tapo užteršta, tuščia, sakom.
So once again, where to get this power? Taigi vėl, iš kur vėl pasimtos jėgos? So this inner power, this spiritual power, I need to go the one who is the purifying power. Ir aš tada tą vidinę jėgą turi eiti tą kryptimi, kur galima pasimti to švarumo, tos jėgos. And the soul is actually the energy. And when the soul gets mind, intellect and sanskaras, personality powerful, Ir siela iš tikrųjų yra ta energija. Ir kai jinai atstato tą savo energiją, savo jėgas, the decision power is then right. tada atsiranda teisinga sprendimo jėga. The power to face increases. I can see the situation, I can face the challenges. Tada atsiranda jėga tiesiog pakelti situacijas, matyti jas ir su jomis susitvarkyti. The heart, which was hurting myself and hurting others, begins to heal easily. Ir širdis, taip pat, su kuria aš žaidžiau save ir žaidžiau kitus, įžeidžiau, pradeda gydyti. Which had become filled with negative hatred, jealousy, Širdis is galėjo būti cleansed. pripildyta negatyvumo, neapykantos. Ir jinai pradeda tada valytis. Get filled with good wishes, good feelings. Jin prisipildo gerų linkėjimų, gerų jausmų. So it is purified and is empowered again. Ir kada jinai išvaloma, jinai vėl įgyja jėgos. And for that, I need the awareness of self, who I am, what am I. O tam reikalingas suvokimas, kas visgi aš esu, kas aš toks. I am not this body. Aš nesu tas kūnas, I am a soul. aš esu siela. I have taken this body to play my role. Aš paėmiau tik tą kūną, kad atlikčiau savo vaidmenį. I am not role, I am playing a role. Aš ne tas vaidmuo, aš tik atlieku vaidmenį. How do I play the role? Ir kaip aš dabar tą vaidmenį atlieku? With a negative energy or positive energy? Su neigiama energija ar su teigiama energija? So when my quality plays the role and has communication with others, it's called relationship. Ir kai mano ta energija atlieka, reiškia, vaidmenį su kitais, tai sakoma, kad tai santykiai. Then I am empowering others also. Ir kai jinai stipri, aš taip pat suteikiu jėgą ir kitiems. If my qualities has to deal with the negativities of others, it's tension inside. O jeigu aš turiu su kitų neigiamybėm tvarkytis ir tokia kokybė, tai jinai įgyja įtampos. I'm managing it, but it is not increasing the energy. Aš galiu susitvarkyti, reiškia, su kitų tais neigiamais dalykais, bet jinai negauna vis tiek jos pačios energija nestiprėja. When my negative is conflicting with the negativity others, I'm losing energy. This conflict is creating more weakness in the self and relationship. O kai mano neigiama ta nuostata kovoja neigiamybė su kitom, tai dar daugiau jų sukuriama ir aš dar labiau prarandu. Nobody is becoming powerful. Nei vienas šitaip netampa stiprus. And so this world has reached at this stage where there's always conflict, fear and tension. Ir šitas pasaulis dabar pasiekė tokią būseną, kad ištisai visur konfliktai, baimė, įtampa. So where to get power? Tai iš kur tą jėgą paimti? Where to get cooperation? Iš kur gauti tą kooperavimąsi? Because I need to get the soul powerful, and so I need to connect with the source of the power, which is supreme soul. Kadangi man reikia dvasinės jėgos, tai aš turiu susijungti su tokiu šaltiniu, kuris turi dvasinę jėgą. And supreme soul, how to connect with the supreme soul? Taigi, aukščiausia siela, tai kaip su ją susijungti? Shall I make a telephone and ask him, oh God, now I have become so weak, please give me the power? Ar aš galiu paskambinti aukščiausiai sielai ir pasakyti, klausyk, aš taip nusilpau, ar tu negalėtum man paduoti jėgos? Write a letter to him. Arba laišką parašyti. What is his address? Koks tada adresas, kur rašyti? What is the telephone number? Koks telefono numeris, kurį susukti? What is, where does he live? Ir kur jisai gyvena? I need to have also connection and interaction. Aš turiu turėti kažkokį tai ryšį, taip, kad susijungti. Žinot. And so when I am speaking about the knowledge, I need to have the right understanding of the self and right understanding of God as well.
Ir kai aš kalbu apie žinias, tai aš turiu turėti teisingą supratimą apie save ir taip pat suvokti Dievą. A general idea is clear that God does not have a body, is God, supreme soul. Bendra idėja mums aiški, kad Dievas neturi kūno, kad tai Dievas, kažkokia aukščiausia siela. So the parents of the soul must be like the soul. Bet tėvai sielos taip ir turėtų būti tokie kaip ta siela. The parents of the invisible energy would be invisible energy. Taigi nematomos energijos tėvai turėtų būti taip pat nematoma energija. And so in order to connect with this invisible energy, I have to then also recognize I am also invisible energy. Bet kad susijungti su ta nematoma energija, aš turiu atpažinti visgi, kad aš esu nematoma energija taip pat. Just like if you want to connect these electric wires, Taip kaip noriu sujungti dvi kokias elektros laidus, so piece is cut off, is only a piece of plastic, it does not have the power in it. jeigu tik tai tą plastinį apvalkalą jungsim, ten nebus jėgos. Now when you want to connect it, you need to remove the insulation. Ir jeigu jūs norite iš tikrųjų sujungti, jūs turit nuimti tą izoliaciją, kad jungti vielutes. When this copper wire is connected with the other part of copper, then electric energy flows. Kai varinė viela sujungiama su kita varinė viela, tada jau gali tą energiją tekėti. If it is rubber is on it, elastic on it, plastic is on it, no matter how strong tie you make, the energy does not flow, it does not come the power in O it. jeigu ten yra tas plastikinis apvalkalas, nesvarbu, kiek jūs spaustumėt, jungtumėt, vis tiek nėra tekėjimo. And so we do remember God, many people pray God. Taigi mes atsimenam Dievą ir daugybė žmonių meldžia jo. Generation after generation, so many temples, so many statues, so many churches. Karta po kartos šitiek šventyklų, šitiek tikėjimų. People are becoming weaker and weaker. O mes darome silpnesni ir Sufferings silpnesni. are increasing. O kentėjimų vis daugėja. Corruption is increasing. Korupcija auga. Negative forces are increasing. Neigiamas jėgos vis stiprėja. Anger and ego is increasing. Piktis ir ego auga visur. What is the reason that we are becoming powerless? Tai kokia ta priežastis, kad mes vis tampame turintis mažiau jėgos? Because connection is made while keeping rubber on it. Todėl, kad bandoma susijungti, nenuimant tas plastinis paviršius yra. Arba neleidžia mums susijungti. Remembering God, first we remember, oh God. Ir kaip mes atsinam Dievę, o Dieve. My business is going down. Please have something should good. So first I think of money and then I Ir think dėl of ko mes atsimenam Dievę, o mano bizniui jau blogai, pinigų mažėja. Ir tada, o Dieve, biznis. oh, my body is very sick. It is going to, do not know what is going to happen. Please give me help. Arba, oi, mano kūnas jau visai silpnas, nežinau, kas atsitiks. Dieve, padėk man. Oh, my husband is alcoholic. Oi, I vyras love him mano. very much. Please give him the power. He should remove the alcohol. Oi, mano vyras tampa alkoholiku, aš jį myliu. Dieve, duok jam jėgos, kad jis nebegertų. My wife does not understand me, mistrust me. Please give her some trust in me that she can accept me. Jo, ir mano žmona nesupranta, nepasitikė manimi, suteik man tokios jėgos, kad jinai pasitikėtų. My children are going in bad company. Please God help him. I remember God, but how many layers I have upon it. Aš prisimenu tą Dievą, bet kiek dar sluoksnių aš tenai, kur su tais sluoksniais einu, ten susijungiu. Relationship is not direct as a soul to God. Ir santykis nėra tiesioginis, kaip sielos su Dievu. Many desires are filled in first Daugybė pradžių yra troškimų dar. of my body, my relatives, my property. Ir tie visi troškimai turi tą žodį mano. I, the soul, belong to God. This Aš, relationship is not siela, priklausau Dievui. and it is the soul connection, direct. So what we need to be soul conscious. Ir štai todėl mums reikia būti sielos sąmonės. Suprasti, The suvokti. soul is there, but it is not conscious. Siela yra, bet ji nėra sąmoninga. And when some is not conscious, unconscious, cannot communicate, cannot recognize, cannot understand Kaip anything. yra, kai kas nors yra nesąmoningas, negali su juo bendrauti, jisai negali atpažinti, nėra ryšio.
Even the physical organs are not functioning properly. Net kai žmogus be sąmonės fiziniai organai pakankamai gerai neveikia. And so in the same way, I, the soul, am sitting in this body, but I'm not practicing. I am a soul. Ir štai, aš siela sėdžiu šitame kūne, bet aš nepraktikuoju, kad aš esu A siela. pure energy, Ta skaisti energija, a peaceful being, rami būtybė, a loveful being, mylinti būtybė the child of the Supreme Being. ir aukščiausios būtybės vaikas. Supreme Soul is my mother, love, my father, my protection. Aukščiausia siela iš tikrųjų yra mano motina, mano meilė, mano apsaugotojas, The wisdom of wise, the knowledgeful, my teacher. mano mokytojas, išmintingasis, iš kurio galiu The purifier guide, the true light, my Satguru. Išskaistintojas, vedlys, Comforter of my heart, my friend. mano draugas, mano širdies pamalonintojas. And so this empowerment that comes from the mother, from the father, from the friend, from the teacher, from the guide, is missing because relationship with God is missing. Ir šitos stiprybės iš tikrųjų kaip ir iš motinos, iš tėvo mums tos stiprybės, net santykių trūksta, kadangi mums trūksta to santykio dabar su Dievu. And so this is why we need to practice this again and again. Who am I and who do I belong to? Ir todėl reikia praktikuoti vėl ir vėl, kas aš esu ir kam aš iš tikrųjų priklausau. And what is the purpose of my life? Ir koks yra mano gyvenimo tikslas. And then exercising the values in practical life. O tada jau pradėti tuos taikymą, tų vertybių savo praktiniam gyvenime. For that you need meditation as well as relationship with God. Ir tam reikalinga meditacija, lygiai taip pat kaip santykis su Dievu. Meditation means being deeply connected with the inner self. Meditacija reiškia, kad giliai susijungti su savimi vidiniu. And through that you are creating the vibrations. You are changing the vibrations in the mind that affects the body, makes the body healthy as well. Ir per tai, per tą susijungimą su savimi vidiniu, jūs kuriate vibracijas, tam tikras energiją, jausmą ir tai stiprina ir leidžia Handles the susijungti. body as well. Ir taip pat tai kūną daro stipresnį, sveikesnį. This is why nowadays doctor also advise to Todėl keep šiaip the tension, relax, practice meditation. Todėl ir dabar gydytojai jau patarė, kad arba bent jau relaksuok, medituok kažkaip, kad reiškia pasijaustum pats gerai atsipalaidavęs. What is meditation? Shall I sit hours and hours just with my eyes closed and think or meditate? Is it meditation? Kas yra meditacija? Ar aš tiesiog sėdėti galiu ištisas valandas užmerktom akim ir tai bus meditacija? Focus on something, on the sunshine or the Ir beautiful sutelkti picture. savo dėmesį kokį nors gražų dalyką, ar į saulę, ar dar į ką nors. Meditation is the art of thinking, understanding the mind. Meditacija yra galvojimo menas, galvojimas ir supratimas. Some people think, I like to meditate, but I don't have time. Kai kurie žmonės sako, man patiktų medituoti, bet aš neturiu laiko. Thinking for creating thought, you need time. Jums sukurti mintis reikia laiko, galvoti jums reikia laiko. It's natural nature of the living energy. Tai yra natūraliai jums gaunasi, tai gyvoji energija natūraliai You daro. need to close your eyes when you are thinking. Ir kai jūs galvojate, jums reikia būtinai užsimerkti. You can think while walking, talking, eating, cooking. Jūs galite galvoti eidami, valgydami, virdami, viską darydami. And so meditation is the art of thinking based on right understanding. Taigi meditacija yra galvojimo menas, kuris atsiremia į teisingą supratimą, suvokimą. What kind of thoughts I'm thinking? This is what intellect has to recognize. Mano supratimas, intelektas turi atpažinti, kokiasgi dabar mintis aš galvoju, kokios kokybės jos. And that's why you need knowledge to meditate. Ir štai todėl jums reikalingamos žinios, kad jūs medituotumėte. So your decision is right. When the thoughts are wandering here and there, their understanding can put them into right direction. Ir jūsų supratimas, kada jūsų mintis klaidžioja, gali jas nukreipti reikiamą kryptimi, kokią jūs norite, teisingą kryptimi. And then you can use the value of peace
of purity, of good wishes for yourself and for others. Ir tada jau tų minčių jūs galite panaudoti vertingumą kaip jėgą savo būtybei ir taip pat santykiuose ir kitiems. Change your feelings and emotions. Ir tos mintis taip pat pakeičia jūsų jausmus ir emocijas. Also your actions. Ir taip pat jūsų veiksmus. And so it's the harmony. Meditation means harmony between mind, intellect and personality. Ir meditacija galime pasakyti, kad yra harmonija tarp proto, intelekto ir asmenybės, visi darnoj. And yoga means relationship with God. O yoga reiškia santykį su Dievu. So that you have the power to perform elevated actions. Tam, kad jūs įgytumėt jėgos atlikti pakelius veiksmus. There is desire to do good action, but there is not power to do good action. Yra juk troškimas atlikti gerus darbus, veiksmus, bet nėra jėgos. And so in order to empower my actions, I need the direction and relationship with God. Ir tam, kad tie mano veiksmai įgytų jėgos, man reikia teisingos krypties, o taip pat ir ryšio. And for that I also need knowledge. Ir tam taip pat reikalingos žinios. Relationship with God is not based on fear. Santykis su Dievu neatsiremia į baimę, tai ne baimės santykis. How can I love someone who I'm always afraid will beat me, will punish me, would send me in hell? How can I love someone who I have always fear of? Kaip aš galiu mylėti tą, kurio visą laiką bijau, kad į pragarą nepasiųstų, kad nenubaustų, kad nesupyktų ant manęs. Kaip aš jį galiu mylėti, kad vis bijau jo? So what is really personality of God? Tai kokia iš tikrųjų yra ta Dievo asmenybė? The benevolent being must be benevolent. Koks kitas palankusis? Tas palankusis His turėtų mind is not to beat somebody or burn somebody. Tas palankusis neturėtų kažko mušti ar kažkaip tai bausti. His benevolent being's might is to burn my weaknesses. Ir jo galia, to palankaus jėga yra tiesiog sudeginti mano silpnybės. The power to transform my negative forces into positive forces. Jo jėga yra perkeisti mano neigiamas mintis, mano neigiamą energiją į teigiamą. Change the thorns of my life into flowers. Ir pakeisti mano gyvenimo tos spyglius į gėlės. So I can live the life of a fragrant life, the life of great joy and happiness. Ir tada aš galiu turėti tą tokį kvapnų gyvenimą, džiaugsmo, laimės. God's wisdom is to change the darkness into light. Taigi, dieviška išmintis yra šitokią tamsą pakeisti į And so šviesą. in order to have right yoga of God, we need to have the right understanding, His name. How does He look like if I want to meet Him? His Taigi, kad form. mūsų būtų tas ryšys, žodis ryšys joga, reiškia, kad teisingas, tai aš turiu sužinoti apie jį. Where does Vardą, God- formą, Where does God live? kurgi tas Dievas gyvena, What He does and what He does not. ką jis daro ir ko jis nedaro. What is the time for meeting with Him? Ir koks šitas laikas susitikimo su juo, kada susitikti. What is the method to really create relationship and communication with Him? Ir koks tas būdas iš tikrųjų užmegzti santykį ir bendrauti su juo. Why do I want to connect and have relationship with God? Ir kodėl aš noriu su juo susijungti ir kodėl man noriu turėti santykį su Dievu. What will I achieve from that? Ką aš gausiu iš to? This is called full introduction of God. Tai vadinasi, galėtume pavadinti pilnas Dievo pristatymas. Introduction, if I want to have introduction of you, first thing I ask, what are you? What is your name? Then I immediately, naturally, oh yeah, the person who has long hair, has the tall or small, I see the form as well, no? Taip kaip norime, kad kitą pristatyti arba prisistatyti pats, mes pradžioj sakome, kokia reiškia, kaip jis atrodo, kokia kūno forma, aukštas, kokie plaukai. Irgi prasideda kažkoks prisistatymas, net And so išvaizdos. 8 things about God. Ir 8 dalykus dabar apie Dievą paklausykime. Name. Vardas, pavadinimas. Why God is called God. Kodėl Dievas vadinamas Dievu? And why is remembered with so many names. Ir kodėl jis prisimenamas tiek daugeliu vardų? He does not have a body, she does not have a body, he is not he and she. Why is called he? Jis neturi kūno, be kūnis, ne? Tai kodėl vadinamas jis, o ne ji?
The body we call he and she, and yet we are calling him he, him. Taigi, kai kūnas, Is it he or she? kai mes kūnas yra, tai mes atskiriam jis ar ji, o čia be kūnis mes sakom jis, nu, kaip čia dabar. Then what are God's qualities? O kokios jo savybės? Third, name, then form. Taigi, vardas, forma. Then third is what are God's qualities. Kokios jo savybės? Trečias. Fourth is what he does and what he does not. O ketvirtas, kągi jis daro ir ko jis nedaro. Fifth, what is his address? O penktas, kur jo adresas, kur jis gyvena. Sixth, what is the time of meeting with God? Šeštas, koks laikas yra susitikimo su Dievu. Seventh, what is my relationship with God? Septintas, koks yra mano santykis su Do I Dievu. meet him as a beggar? Ar aš susitinku su juo kaip elgeta, išmaldautojas, prašau. Or I want to meet as a child and my parents? Ar aš noriu su juo susitikti kaip vaikas su savo tėvais. As a friend or my companion? Arba kaip draugas, kaip jo draugas. What do I want from God? What he gives to me? What she gives to me when I meet? Taigi, ko aš noriu iš Dievo? Ką jisai man duoda, kai aš su juo susitinku? When these 8 things are clear, the soul is totally empowered, complete, 8. Equality, the soul becomes as mighty in benevolence, in peace, in purity, in wisdom. Kai šitie 8 dalykai aiškus, 8, ne šiaip sau, ne kaip begalybės ženklas, jinai įgyja visą tą jėgą, kuri jai reikalinga. And then it is not effort in this, it's a natural, like inherent qualities come in the soul, inherent powers in the soul. Ir tada ne tai, kad kažkokia tai nežinoma pastanga reikia daryti, bet tartum tos paveldėtos, prigimtinės jėgos sugrįžta ir siela jas įgyja. As inheritance, and also inheritance, like parents' inheritance. Ir kaip palikimą atgautų, kaip tėvai duoda vaikų palikimą. Lion does not have to make effort to become powerful. A baby lion is a natural because the lion is lion and baby of lion is also powerful. Does not make effort to become powerful. Liūto, ne ten liūtukas, jis neturi būti kažkaip tai mokytis būti stipriu. Jis jau vėl dėl to, kad gimė liūtukas, bus stiprus. Inherent power, no? Prigimtinę jėgą turi, jis toks gimė. The fish does not have to make effort to swim. Ir žuvis neturi daryti pastangos, kad plauktų. It's natural, inherent instinct. Tiesiog jau įgimtas instinktas. And so yoga means relationship with God. O yoga reiškia santykį su Dievu. That makes you king of yourself. Ir ta yoga yra, kuri padaro jūs karalių savimi. And the first power you have, empowering yourself then. Ir tada ta pirmoji jėga, kuri reikalinga, kad jūs jau įgyjate pats jėgos. You empower your peace. Jūsų ramybė įgyja stiprybės. You empower your purity. Skaistumas. You empower your pure love. Jūsų skaisti meilė įgyja. Selfless love. Ir nesavanaudė meilė išauga. You make your intellect divine. Jūs darote savo intelektą dievišku. You empower your inner happiness, bliss. Ir jūsų tiesiog vidinė laimė, jūsų palaima įgyja stiprybės. You empower the truth. Jūsų Eternal qualities in you. tiesa įgyja jėgos, jūsų vidiniai dalykai stiprus pasidaro. And that truth is the power where there is no fear, no conflict, no misunderstanding. Ir tada ta tiesa yra ta jėga, kada nebėra baimės, kada nėra konfliktų, kada nėra nesupratimo. So it's almighty, all aspects of life is filled with power. O kas Almighty, visagalis, tai kada visi šitie dalykai yra sieloje, nieko netrūksta. Then you have spirituality, Ir tada jūs turite dvasingumą, you have purity, skaistumą, you have divinity, dieviškumą, you have royalty, karališkumą. and there is dignity in life. Ir yra toks kilnumas gyvenime atsiranda. This is what called empowering the inner powers. Ir štai tai vadiname vidinės jėgos įgyjimas arba atgavimas. I'm looking at time, and according to time we should stop now. But I would like to have, it's good that some meditation is connected and the experience is also together. Jau žiūrint į laiką mums reiktų baigti, bet taip pat gerai, jeigu mes galėtumėm truputį patirti, kas ta meditacija.
It can be conducted direct in local language or in whatever language that you know. Kaip norite, kad tiesiogiai jinai būtų vedama, kokia gal kalba? Anyone who is from here and can conduct meditation, guide meditation. Kas nors norit vesti, tiesiog pakomentuoti meditaciją, gal iš čia kas nors? Yourself, Nina, or anybody else? Jau, gal kas nors norite? No? Yourself? After you. After you, okay? You are conducting converters. So then translation would be. Yes. Okay. Sit relaxed. Gerai, atsisėskite tiesiog. Laisvai atsipalaiduokite. I become aware. Who am I? Aš pradedu suvokti, kas aš esu. I am a living energy. Aš esu gyvenanti energija. I am a thinking being. Aš esu galvojanti būtybė. A pure mind. Skaistus protas. I am a soul. Aš esu siela. I understand. I've taken this body as a costume to play my role. Aš suprantu, kad aš paėmiau šitą kūną, gavau, kad atlikčiau tiesiog savo vaidmenį. This body is only an instrument through which I express myself. Šitas kūnas yra tik instrumentas, per kurį aš išreiškiu save. It's also a tool to experience what is happening around me. Ir taip pat priemonė man patirti, kas vyksta aplink mane. I see through these eyes, but I'm not these eyes. Aš matau per šitas akis, bet aš nesu šitos akis. I speak with my mouth, but I am not mouth. Aš kalbu per savo burną, bet aš nesu šita burna. This body is like a machinery. Šitas, my instrument, I operate it. šitas kūnas tiesiog kaip mechanizmas, mano instrumentas ir aš valdau jį. And now with the power of understanding, I step away from this consciousness Ir dabar of being a body. Suvokdamas, aš atsitraukiu nuo šitos sąmonės, kad aš esu kūnas. It's not that I have a soul. I realize I am a soul. Nėra taip, kad aš turiu sielą. Aš suvokiu, kad aš esu siela. My body does not say I have a soul. Mano kūnas nesako, kad aš turiu sielą. Body does not have the power to think or feel. Kūnas neturi jėgos galvoti ar jausti, To decide. ar nuspręsti. No, I, the living energy, have thinking power, understanding and experience. Ne, aš ta gyvoji energija, kuri galiu galvoti, kuri nusprendžiu ir kuri patiriu. I am a soul. Aš esu siela. I'm living in this body, but separate to it. Aš gyvenu šitame kūne, bet esu atskira nuo šito kūno. I am a being of light.
Aš esu šviesos būtybė. A thinking being, a being with understanding. Galvojanti būtybė, suprantanti būtybė. I focus my attention in the center of my forehead. Aš sutelkiu savo dėmesį į savo kaktos vidurį. This is where my seat is as a soul. I'm seated here. Čia yra mano vieta, kaip siela, aš čia gyvuoju. A tiny point of light, powerful, pure energy. Mažytis šviesos taškas, stiprios, skaisčios energijos. As I focus my own self as a metaphysical being, I realize I am a thinking being, a being which thinks with mind. Kai aš sutelkiu save į šitą metafizinę būtybę, aš suvokiu, kad aš esu tas, kuris galvoju. As I think, so shall I become. Ir tai, ką aš galvoju, tuo aš ir tampu. I think of peace and feel it. Aš galvoju apie ramybę ir jaučiu ją. As I breathe in peace. Ir kai aš įkvepiu ramybę. I believe peace is my natural nature. Aš tikiu, kad ramybė yra mano natūrali prigimtis. My mind is like a cool, clean lake. Mano protas kaip vėsus, švarus ežeras. With positive thinking, I see the clear energy of purity within me. Teigiamai galvodamas, aš pradedu jausti tą aiškią energiją. This positive energy creates ripples of joy in me, happiness in me. Ir ta teigiama energija pažadina manyje džiaugsmą, laimę. My feelings are filled with joy. My heart is happy. Mano jausmai kuria džiaugsmą ir mano širdis laiminga. I breathe out and I create the vibrations of peace. Aš iškvepiu ir aš paskleidžiu ramybės vibracijas. This peace is filled with happiness. Ir šita ramybė pripildyta laimės. I realize I am a pure and peaceful soul. Aš suvokiu, kad aš esu skaisti ir rami siela. Peace is my religion. I practice it. Ramybė yra mano religija. Aš ją praktikuoju. This is the inner power in me. Tai yra ta mano vidinė jėga.
pure and peaceful soul. Aš esu skaisti ir rami siela. And I realize all other human beings are also my soul brothers, my soul sisters. Ir aš suvokiu, kad kiti žmonės yra mano dvasinės seseris, mano dvasiniai broliai, sielos broliai. I create the power within me to have good wishes for myself, good feelings for myself, and good feelings for others. Ir aš turiu vidinės jėgos padovanoti savo gerus jausmus, sukurti savo ir taip pat kitiems gerus jausmus duoti. I am a pure and peaceful soul. Aš esu skaisti ir rami siela. As I breathe in peace. Ir kai aš įkvepiu ramybę. As I breathe out, I vibrate peace. Kai aš iškvepiu, aš paskleidžiu ramybę. So the atmosphere in this room is also gentle, peaceful. Taigi atmosfera šitame kambaryje taip pat yra švelni ir rami. I share the vibrations of peace with everyone. Aš dalinuosi ramybės vibracijomis su kiekvienu. I am a pure and peaceful. Aš esu skaisti ir rami siela. So my sense organs, my body also absorbs the power of peace and purity. Ir mano juslės, ir mano kūnas taip pat įgyja ramybės ir skaistumo jėgos. Matter and mind are also in harmony. Materija ir protas taip pat harmonijoje. This harmony creates happiness in my life. Ir šitokia harmonija suteikia mano gyvenimui laimę. I am a pure, peaceful and loveful soul. Aš esu skaisti, rami ir mylinti siela.
Thank you. Om Shanti. Ačiū. Om Shanti. Taigi dėkojame gerbiamai Didi Sudeš, kuris šitaip nesavanaudiškai tarnauja žmonijai, stiprina mus ir padeda kurti naują harmoningą pasaulį. Dabar mes dar turime nedidelės dovanas, kurias jums įteiksime ir pakviesime į kitą paskaitą, susitikimą, kuri vyks sekmadienį tokiu pat laiku, čia pat. Kviečiame, kas galite ateiti ir vėl dalyvauti. Šį sekmadienį. Ir taip pat mes kviečiame ir duodame informacinius lapelius į įvadinį Radža jogos kursą, kuris yra dėstomas šitame universitete Vilniaus centre. Tai čia yra tie pakvietimai į vadinį kursą. Dabar kas nori, tai duoti. Сейчас вы получите приглашение на этот вводный курс лекций, да? И кроме этого